Nebūtinai eilės tvarka. Malonus ne kiekvienas supras, bet kas supras patirs didelį malonumą. Žinot, kad pas krokodilą yra 200, pas žmogų 32, pas pandą 21. Beje, tai yra normalus dantų skaičius pas kiekvieną iš išvardintų gyvūnų. Vienas apsiprašo, hebra, aš panda. Mamytė, aš labai durna, labai aš tėvelis. Nu, čia prasideda. Sakyk, kiek iš geografijos turėjai? 9. Tai jeigu nahui pasiūsiu, nepasiklysi. Dabar galvoju, gal nuo šitų reikėjo pradėti. Mes neišeisim iš ribų, neišeisim. 2 karvės atvežtos skerdykloj. Sunkvežimis stovi ir viena taip, viena stovi rami. O kita taip, sako, atsiprašau kolega, galiu kreiptis. Sakė, kažko tai jaučiu tokį vidinį nerimą, kažkokį tai. Sakykite, jūs čia pirmą kartą? Ne, blėt, antrą. Ta tėva irgi sakė, tėvelė, sakyk, Austrijos sostinė 1, ne, blėt, 2. Anksčiau 50-mečiai prisimena, kad į alaus barą atėjus niekada neatneždavo ant padėkliuko alaus bokalo. Dabar reklama, visur padėkliukas, ten viskas tvarkoja, švyturys, ten vilkmergės, kobros, ar ten kažkoks. Ir toks vienas pavietis ateina į barą, užsisakė jam 4 alaus bokalus, visų padėkliukų neša, ir tas jau visai pristerpęs toks. Pažadėjęs galvoju, kažkur gimsta padėkliukų. Nu, gal renka, gal kolekcionuoja, gal keičiasi su užsieniečiais. Ne, be padėkliuką atnešė, tas pavada, padavėjas, kur sausainiukas?